Labas, čia Reidas. Ir šiandien laida bus liūdna. Labai liūdna. Seniai buvome Vingio ir Smiltelės gatvės sankryžoje, kažkada turėjusiai avaringiausios miesto sankryžos vardą. Šį kartą perleidusi šį garbingą vardą Liepų ir Artojų gatvių sankryžai. Taigi, šį kartą Vingio ir Smiltelės gatvės sankryža susidūrė du golfai, o kaltininkės automobilis dar ir stulpą nulenkė. Važiavau nuo Žardės, tiesiai važiavau namo, atvažiavo moteris net nestabdžius, tą aš bandžiau dar išvengti, bandžiau sukti, aš važiavau ant rajostą, bandžiau pirmą sukti, bandžiau išvengti ir galvoju, gal ir apsuko. Klausyk, kad tu, pavyzdžiui, matei, ten bando pristabdyti, nebando? Nieko nebandė, absoliučiai jokio stabdymo nebuvo, tiesiai važiavo, ne. Aš dar bandžiau, pažiūrėjau, atvažiuoju, galvoju, sustos moteris, mano pagrindinis tai. O moteris važiavo nuo birželio su žaliu lapu, jau patyrusi vairuotojai, įsivaizduoja, kiek jau čia? 6 mėnesiai jau vairavimo stažas. Žvelgiant į golfą važiavusi pagrindiniu keliu smūgio netokio stipraus būta, o kaltininkės legaliai vairuojančios mašinas nuo birželio mėnesio, golfas tai jeigu nesmūgis į stulpą, netaip graudžiai irgi atrodytų. Abu incidento dalyviai buvo blaivus, o stulpą tikėkimės, kad iki visų šventųjų atlenks ir lempą aukštyn užkels kaip kokią padangą gandrams. Visada kelia pagarbą šiukšlinių vairuotojai, kuriems reikia sukinėtis perkrautose daugiabučių kiemuose. Pagarbos verti ir tie vilkikų vairuotojai, kurie sukinėjasi siaurose prekybos centrų kiemuose. Tačiau tiems reikia suliniuoti per nagus duoti, kurie apdaužę kitas mašinas dingsta. Štai aną dieną Naujakimio gatvėje baltos spalvos vilkikas prakiurdė automobilį Mazda, toje vietoje, kur sėdėjo mažas vaikas. O tas su galu jūs kliudė? Nu taip. Su galu? Nu nieko sau. Ir nuvažiavo? Taip. Ir? Numerius spėjot užsirašyti? Spėjot? Taip. O kaip jūs galvojate, jis galėjo jaust ar ne? Jaust? Jaust. Nu, jausti, aš nežinau, tokie gabaritai, bet buvo liudininkas, kuris jį sustabdė. Ir jam pranešė. Šitai? Jo, jisai nuėjo į polikliniką. Paprašiau prisistatyti, bet žinot, kaip lietuviai. Aha. Supratau, tai gal jūs su juo netgi kalbėjot? Su kuo? Su tuo vairuotoju? Ne, jis neišlipo. Bet jisai buvo sustabdytas? Jisai sustojo, avarinį manau, kad įsijungė, nes aš iš karto puoliau vaiką ištraukiau. Liudininkas matęs įvykį taip pat sakė, kad matė, kad kažkas iš vilkiko buvo šlipęs. Sustojau su mašina. Nu? Ir prie mano akių nuvažiavo. Aš išlipau iš mašinos, rodau stok, jisai jau... Nieko, be jokios reakcijos, be nieko. O jisai galėjo jausti? Išlipo dar pasižiūrėjus, Ai, šit kaip? Nu. Išlipo teik čia, jisai nevelnio. Sėdė mašiną ir nurūko. Kokia tai mašina? Fūra. Aišku, supratau. O kas buvo užrašyta ant jos? Balta. Neįsidėmėjot, nei ten viči silkės ar dar kažkas tai. Silkės, duona, dar kažkas. Tokių dalykų nebuvo. Netikinė buvo užrašyta. Aha. Supratau. Čia Rimi centras, bet tiek to. Nu, aišku, atras. Jeigu numeriai yra, tai viskas tvarkoj. Numerius atsiminėt, ne? O, neatsiminė, aš taip. Peržiūrėjus filmuotus kiemo vaizdus ir išsiaiškinus, kas čia mums atvežė žuvies ar kitų produktų, baltos spalvos vilkikas Scania momentaliai buvo atrastas, išsiaiškinta, kad vairuotojas tikrai nepajuto savo manevravimo padarinių, o išlipęs buvo pagalbinis darbininkas, kuris nesuprato, kad jie ką tik padarė avariją, pagalvojo, kad šaldytuvo durys atsidarė, o kad iš Mazdos šaldytuvą padarė, tai jie nematė. Ne, susitikus vairuotojams buvo draugiškai užpildytos eismo įvykių deklaracijos ir tiek žinių. Važiuojant nuo Klaipėdos į apatinį, tai yra senąjį Jakų žiedą, reikia neprarasti budrumo ir reikia būti truputį lėtesniam, nes kitaip, kaip atvažiuosi, tai ir nuvažiuosi tiesiai. Taip ir atsitiko jaunoliui, Škoda vairuotojui, kuris net pabandė stabdyti užvažiavęs ant žvyro, ko nedėrėtų kitą kartą daryti. Kiek metų vairuoji? Nežinau, 3,5-4. O, tikras vyras. O kas dabar atsitiko? Nu, čia, vidurio stabdžiau biškį. Pastabdė, ne? Čia yra žvyro to visokio. Nu, beso nėra. Aha. O Škodai, nu, tiesiai jau pradėjau, mes jau net nebestabdžiau. Aha. Čia tik spėjau vairas iššok, nes jau jaučiau, kad galvoju apsiversiu. Tai būtum sukęs atgal vairą, būtum ir apsivertę, žinok. Gerai, kad tiesiai nuvažiavai. Bet žinok, tu čia vaikelį neištemsi, žinok, aš to pasakysiu taip. Čia nieko nebus. Kad biškį nors arba čia pagaut, arba per tą šoną. Čia, žinok, nieko nebus. Čia nieko nebus su ta virvytė, žinok. Blaivas. Namo važiavai. Kur važiavai? Namo važiavai. Dabar visus purvinas grįši. Kitas klausimas, iškylantis rudeninės pliurzės metu, yra kas išlups mašiną iš pažliugusio dirvožemio. Tai gali padaryti tik dėdė Petras iš Minijos gatvės, nes kiti saviveiklininkai tik išmauros Jakų žiedą ir paliksis negražus ir išmaurotas staiga. Vieną ketvirtadienį apie 3 valandą nakties Klaipėdos rajone Klaipėdos kelių policijos pareigūnų stabdomas nestojo automobilio Peugeot 406 vairuotojas.
Pareigūnai bėgliai nusivėjo su Škoda Octavia. Automobilio Peugeot vairuotojas sėkmingai įveikė itin pavojingą Vaitelių sodų bendrijos posūkį, nors Peugeot greitis kai kur siekė 170 km/h. Netrukus buvo kirsta Klaipėdos ir Kretingos rajonų riba. Bėglio automobilis, įvažiavęs į Jokubavo gyvenvietę, lengvame posūkyje į kairę užvažiavo ant dešinio kelkraščio, nukirto kelio ženklą atsargiai vaikai, išvažiavo į priešingą eismo pusę, nuvažiavo nuo kelio į griovį, trenkėsi į vandentiekio šulinio dangtį ir vartydamasis ištiško šalia Jokubavo mokyklos stadiono. Tai pons, gal matėt ką nors, ar tik tai girdėjot? Aš girdėjau, tik tai, girdėjau, subildėjai kažkas ir išėjau per langą, vaizdas nugli, paskui viskas aš veitriknis atpažiūrėjau, atsirandėjau ir atėjau. Ir ką matot? Nieko nemačiau, tik tas girdėjau, kas subildėjai, kažkas veičia avarija, kažkas. O atėjęs apsirengęs, ką matėt, pons? Aš tada nieko nemačiau, dar atėjau ir viskas. Nu, supratau. Nu, matėt policiją, vairuotojas... Nemačiau nieko. A tik dabar atėjot? Dabar atėjau. Ilgai miegat, pons. Aš iš Klaipėdos atvažiavau, viską spėjau. Ja, nu, aš važiuos per langą šlaik. Nesąmonės išvežė. Trubo žiūrėjau, nu, nieko nematyti, iš paskui aš jau laukiu vaizdą. Nieko nepaskiau gyvimo to, kad aš jau švitintinis. Supratau. O sakot, be sąmonės išvežė? Be sąmonės? Su replium išlaudžiu išvežė. Aha. O ko jūs, berniukai, nemėgat Jokubave? 3 valandą. 4. Avarija įvyko, baigit po 3. 4 buvo. 3, aš pažiūrėjau, laikrui 3 buvo, po 3 kažkaip. Čia valandas baigė. Leisgyvio automobilio vairuotojas Sergejus iš mašinos ištraukė Kretingos ugniagesiai gelbėtojai Kretingos ligoninėje, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,93 promilės alkoholio. Jis papasakos, kad baliavojo Klaipėdoje, su draugės automobiliu išvažiavo pasigrožėti puikiamis Klaipėdos apskrities apylinkėmis ir pasiklydo. Tada pamatė policiją, bet kai pamatė, tai neapsidžiaugė. Juk girtas nepaklausė, kur randies, tai teko bėgti. Bėgo, o atsidūrė ligoninėje. Sergejus niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, todėl laukia nužymiai kelių tūkstančių litų bauda, o dar reikės aiškintis su mergina dėl mašinos sukulimo. Minijos gatvėje automobilio Nissan Micra skardos sukiužo į automobilio Audi šoną. Audi atrodo ir būtų ne šios avarijos dalyvė, tačiau viskas buvo taip. Trečiajuostas skočias slalominis Nissanas vairuojamas čempionės Monikos ir staiga iš antrosiosios į apsisukimą kairėn pasuka Audi. Mergina nepamatė manęs. Rikiavosi į trečią juostą. Iš antrosiosios. Liūdžiau ją, aš bestabdydama. O kiek jūs važiavot? Nepakliukim dabar, mokyklinukas važiuoja nu. Kiek aš važiavau? Kiek važiavot? Maksimum 55. 55? Nu, maksimum. Nu, supratau. Dygliuotos padangos ir visi jo reikalai atsitiko, ne? Nu, dygliuotos padangos, Klausyk, Monika, o kokį čia čempionatą laimėjęs? Jis sakė, pasaulio čempionėsi. Ką? Kas čia taip melodingai sakė? Va tas va. Negali būt. Negali būt? Pirma avarija? Ne. Supratau. Prasme, ne pirmą kartą. Supratau. Tai gero kelio tau. Nepakliuk po mašiną. Iki. Moteris kiek pasiginčijo avarijos vietoje, tačiau kai atvyko policija, aistras užgniaužė ir užpildžius eismo įvykių deklaracijas buvo atlaisvinta vieta eismui ir kitiems norintiems čia apsisukti pagal taisyklės. Ir nereikia pasakoti, kad čia gauta į galą, čia gauta į galinės dalies šoną. Apie Audi mes čia pakalbėjome, jeigu ką. Ir darom pertrauką. Antra dalis bus sunki, skaudi, tačiau neišvengiama. Pažiūrėk į to šunsnukį ir suprasi, kad labai stiprus vėjas yra pajūryje šiandien. Reklama šventas dalykas laidoje, na, o po visų šventųjų laidoje matysite. Tokios tragedijos seniai nebuvo mūsų kraštuose. Andrius, Ovidijus ir Karolis, 3 vaikai, 18-mečiai žuvę vienoje avarijoje. Gandrališkėse į medžius sudužo išpuoštas 5X ir girtas Antanas policijai pasidavė pats. Ir aišku, filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po mūsų reklamos. Visa reklama, anonsai taip pat. Na, o mes tęsėme laidą.
Mes negalime sakyti, kad prašėlės vėjas vardu Ksaveras neturėjo įtakos šiai avarijai. Ko gero turėjo, kai jaunas automobilio Audi A4 vairuotojo automobilio stiklai Taikos prospekte buvo aptaškyti pravažiuojančio automobilio ir jis nepastebėjęs į pėsčiųjų perėją įžengusios moters, ją patrenkė. 60-metė moteriškė nejausdama kojų buvo išvežta į ligoninę. Viena iš avarijos priežasčių – dėl snygio, tamsos ir šlapumo pablogėjęs matomumas. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Tokios kraupios avarijos mūsų kraštuose nebuvo jau seniai. Kelyje Vėžaičiai Plungė, posūkyje ties žydų šaudymo vieta 18-metis automobilio Audi 80 vairuotojas Andrius nesuvaldė mašinos, jį šono iščiuožė į priešingą eismo pusę ir keleivio pusė trenkėsi į link Vėžaičių važiavusį sunkvežimį, kuris į Gargždus vežė kalkakmenį. Sunkvežimis prieš save stumdamas lengvąją mašiną išvažiavo priešingą eismo pusę ir nuvažiavo nuo kelio. Du jaunuoliai, vairuotojas ir šalia sėdėjęs Ovidijus, žuvo iš karto. Pirmieji į pagalbą suskubo pro šalį važiavę žmonės. Ir mergaitė ištraukė, kad už vairuotoją nesėdėjo. Jo, už vairuotoją, to nasikėlė, numoštė. Bet iš kur ta Audi važiavo? Iš čia, nuo Klaipėdos. Nuo Klaipėdos važiavo. Zai, kad čia su mėtų fūra nusitė. Už fūras grina, užlindas. Palinda, pufūra. Vilkiko vairuotojas turbūt bandė išvengti susidūrimo ir išvažiavo priešpriešą. Greičiausiai. Ir čia tai greičiausia, kad anie visi iš užsieniaus, grįžnės telefoną visi užsienietiški. Pas to žmonės, jo? Nu, tai aš stakriau. Du telefonus turėjom, paėmėm du telefonus abodį užsienietiškų. Žadėjom skombinti vam, tėvų net numerį, nė tokių dalykų. Tos pačios dienos vakarą apie pusę 7 mirs dar vienas 18-metis plungiškis Karolis, sėdėjęs ant galinės sėdynės už keleivio. Dvi merginos, viena sėdėjusi per vidurį, kita už vairuotojus, skubiai buvo išvežtos į ligoninę Klaipėdoje. Vienai įtartas stuburo lūžimas. Vilkiko vairuotojas buvo pagiringas, jo organizme rastos 0,75 promilės alkoholio. Žmogus nekaltas dėl avarijos, bet girtas. Erikai, kaip avarija įvyko? Kaip avarija įvyko? Jisai jau nuo posūkį susiskersavo ir į mane atėjo skersas. Jisai skersas ėjo? Jo, jau prieš kokį 100 metrų pamačiau jį. Supratau. Ir jūs stengiatės galbūt išvengti susidūrimo? Aš pristabdžiau ir į pakraštį pasitraukiau ir viskas. Ir jis šonu į mane kirtos ir mes nuvažiavom pakraštį, jau nieko negalėjau, ne vairą pasukti nieką. Bet jūs nebandėte išvažiuoti į priešpriešą? Ne, jis kaip, ten yra slaidos, ten jis mane, visai mano kelkraštys. Bet jūs judėjot vis tiek, jeigu jį nustūmėt, jūs judėjote tuo metu? Jo, aš kaip kokį 50 greičių judėjau, taip ir aš viso jo, aš jau negalėjau, ne vairą, kur mane nusistatė ir taip ir pasuko mane. O dabar tos promilės lengvos jums biškį gyvenimą gali pakartinti? Iš kur čia tas dalykas yra? Vakar nieko, matai, negalima, iš vakar. Iš vakar? Jo, šiandien niekur. Supratau. Plungiškis esat? Ne, Akmenė. Akmenė? O kur važiavot? Į Gargždus. Į Gargždus, Į Midą, baltus kokius, kalkakmenį vežėm baltus. O čia ką vežė tokį? Kalkakmenį baltus, tokį miltus klintis sumaltus. Eriko Vilkiko vairuotojo žodžius patvirtins ir susidūrimo vietos apžiūra. Šukės rastos Vilkiko eismo pusėje. Vairuotojo laukia bausmė už vairavimą išgėrus. Tačiau tiems trims vaikinams, Andriui, Ovidijui ir Karoliui, tai yra tas pats. Kaip čia bus toliau? Avarijos priežastis nepatyrimas vairuojant ant pirmo sniego. Audi automobilio padangos žeminės, neprastos, be dyglių, bet kas iš to. Avarija įvyko išvažiavus iš posūkio pamiškėje, o juk tokios vietos užšąla pirmos, kaip ir viadukai ar tiltai, nuokalnės ar įkalnės. Šiais metais Klaipėdos rajono keliuose avarijose jau žuvo 9 žmonės. Ankstų šeštadienio rytą Kretingos rajone Jokubave, o šioje gyvenvietėje, šioje laidoje mes jau lankėmės, nuo kelio nuvažiavo ir griovyje sudužo sunkvežimis į parduotuvės Kretingoje vežęs maisto produktus. Vairuotojas buvo blaivus ir teigė, kad jis neprasilenkė su iš priekio atvažiuojančia lengvąja mašina. O tai kaip buvo? Sako, prasilenkinėjot kažkaip tai, ne? Važiavot link Kretingos? Jo, į tą pusę važinėjau. Aha, ir? Nu, iš tos pusės parėjo lengvoji. Aha. Praktiškai vidurio aš ant ilgų šviesų daviau, jinai nepastraukė. Kiek galima buvo pasitraukiau dešiniau ir man galą, kai pradėjo nešti, aš bandžiau dar išsukti, jin pravažiavo, bet jau viskas buvo. Slidus kelias jau aš nebištesnio mašinos, kaip jau kaip ir nunešė. Supratau. Aišku, koks automobilis nepastebėjot nieko? Lengvosis mašina. Čia tamsu buvo, tai ir negalėjot matyti nieko? Aš net nesuspėjau nieko, kaip sakyti, nieko ir sureaguoti. Nes išbėgo dar iš namo moteris, sako, tu sveikas, sako, aš pats tai sveikas, sako. Man toks šokas buvo, kad net nesupratau kaip, tai viskas labai greitai įvyko. O važiavote į Kretingą? Jo, aš važiavau į Kretingą. Majonezą tą vežė, taip? Vien majonezas krovinys?
Jo, majonezas, ten tortai, dar kažkas. Aš pats nežinau, nes aš pats jo nekraunu, aš ateinu pas mane mašiną užplombuotą. Visko gali būti. Tie, kur su beretėmis ant galvų, tai taip ir vairuoja. Vairuoja jie taip, važiuoja kelio viduriu ir bijo trauktis į kelkraštį, nes jeigu trauksis, tai ir pats nulėks. Sudaužytas vilkikas iš griovio buvo ištrauktas tik po pietų. Tai padarė dėdė Petras. Šeštadienį apie 2 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Gandrališkių gyvenamųjų namų rajone, Kuosų ir Tulpių gatvės sankryžoje į medį atsimušė automobilis BMW X5. Kadangi pavairuota itin keistai, įtarta, kad vairuotojas gali būti neblaivus. Įvykio vietą skubiai atvyko kelių policijos ekipažas. Prie automobilio buvo 2 jaunuoliai. Automobilio savininkas Andrėjus ir Ina. Neaišku, apie ką kalbėjosi jaunimas važiuojantis automobiliu. Neaišku ir ką pasakė Andrėjus Inai, tačiau automobilis atsimušė į medį. Mergina policijai situaciją nupiešė paprastai. Ji paaiškino, kad Kuosų gatve važiavo gal kiek didesnių greičių negu 50 km per valandą. Kai reikėjo pasukti vairą dešinėn, mašina kažkodėl nepakluso. Tokiai paprastai komandai ir nuvažiavo tiesiai. Visureigius užvažiavo ant šaligatvio, o toliau Žolynai ir Naujutėlaitės vos prieš 2 dienas ant automobilio atsiradusios žieminės padangos nuskraidino BMW į medį. Abu jaunuoliai per avariją nenukentėjo. Prieš 11 metų pagamintas BMW mieste išsiskyrė ne tik valstybiniais numeris, bet ir šeimininko meilė mašinai. Tikrame gyvenime automobilio spalva yra pilka, tačiau apklijavus karbono plėvelę jis pasidarė juodas. Inai dėl avarijos surašytas administracinių teisių pažeidimo protokolas ir paskirta komisijos data, kuri nuspręs, kaip bus baudžiama vairuotoja už medelių niokojimą. Sekmadienį Šilutės plente prie policijos patrulio automobilio sustojo Antano vairuojamas automobilis Opel Vectra. Jums nepasigirdo. Pats sustojo. Taip ir pats Antanas sako. Bet jau švakas esi, eik tu savo. Bet aš tave gerbiau, aš neužsidėjau nuotrauką nieką. Aha. Aš tave centre būdavo, pažiūrėdavau, gali šnekėti, aš galiu rašyti, mane nuspjauti. Nelabai supratau, ką pasakai, gerbiamas Antanai. Ką tu čia pasakai? Prie ko čia centras, ką tu rašai, apie ką šneki? Tave gerbiu. Aš jūs irgi gerbiu? Tu negerbiu. Nu. Tu žinok, šnekant, dabar tu žiūri, ne. Žodžiu, Antanai, ką prisidirbai? Tu vairavai, tave sustabdė? Ne, aš pats sustojau. Pats sustojai? Jo. Ir prisidėjai policijai? Jo. Eik, rimtai? Negaliu patikėti. Sako, pats pasidavė. Bet žinok, nerodyk simpatiją, jeigu parodysi mane. Moniai, tokiai. Aš žemai, žinok. Tave, žinok, garbingas žemaičio ekipažas pagavo, žinok. Marius iš Kretingos yra ten. Jo. Garbingas. Antanas turėjo visas įmanomas vairavimo kategorijas, vairuotojas profesionalas, o staiga nusivairavo iki to, kad užgeso privažiavęs policijos pareigūnus. Negi toks girtas buvo, juk pripūstas tik vidutinis girtumo laipsnis 2,21 promilės alkoholio. O dabar 1000 baudos, vairuotojo pažymėjimo padžavimas ne 1 metams ir dar liko Antanas vienas kaip pirštas Šilutės plente. Vienas kaip pirštas, jo niekas nepavežė. O kur Antaną paliekam? Ne, man. Ant šaligatvio? Antaną, eik ant šaligatvio, mūsų abudu nubaus. Ne, parveš mane. Kur? O jūs ponas vešit? Antaną vešit? Einam, nu gerai. Taksi įsikvies. Viskas, Antanai. Все, ate, laikykis. Laikykis, ate, atsiprašau. Mūsų gyvenimas nuo šiandien prasidėjo labai prastai. Ate, Antanai. Ate, iki. Taikos prospekte automobilis Mazda 3 atsitrenkė į atitvarus. Atvykusiems policijos pareigūnams lengvojo automobilio vairuotojas papasakojo, kad staiga į gatvę nepėsčiųjų perėją išbėgo jaunuolis. Mazda 3 vairuotojas, vengdamas užvažiavimą ant pėsčiojo, pasuko vairą kairėn ir mašina trenkėsi į atitvarus. Ir vairuotojas, ir pėsčiasis vienas kitą pažino. Automobilį vairavo Klaipėdos priklausomybės ligų centro direktorius, o per gatvę išbėgo šio centro klientas. Jis per gatvę bėgo idant greičiau išgertų dozę metadono. Taip, pacientas atsiprašinėjo ir sakė, kad prasme. Tai jūs žinot? Taip, be abejo žinot. O geras. Nu ne, tai jūs, jeigu jūs gydote, tai pasakykit, kad jie nevaikštų čia kitą kartą. Vyksta kalba, bet, nu žinot, jam iš ryto svarbu gauti tą medikamentą ir jie nelabai kas galvoja. Nu, čia sunkus iš tikrųjų pacientas, jam ta pagalba reikalinga ir šiuo metu iš vis pasikritinė situacija, nes reikalingas gydymas ne tiek mūsų įstaigos, bet visas somatinės problemas. Šią vietą nelegaliam gatvės kirtimui yra pamėgę narkotikus vartojantys žmonės ar šiaip pagyvenę pėstieji, nors netoli yra pėsčiųjų perėja. Kadangi yra žinomas šios avarijos kaltininkas, žala gali būti išieškota iš narkomano.
Pirmadienį apie 15 val. Klaipėdoje Liepų gatvėje merginos vairuojamas automobilis Peugeot 206 sudužo į traktorių sniego valymo šluotą. Ši per avariją nenukentėjo, o štai automobilio priekis susigarbaniavo neprastai. Mergina vairavusi automobilį sutrikusi sėdėjo kitame automobilyje, tad kaip čia buvo, mums papasakojo jos tėvas. Į katastrofą pakliuvo? Ne, ar dukra. Dukra? Dukra. Į šitą pilę, ne? Pamatė. Kaip tu nepamatė, jinai dabar? Žinai, slydo buvo satį. Supratau. Ką darys? Nevažiuojantį. Ai, nieko neatsitiko? Ne, sėdime. Vis tarėsiu. Kad jau taip gerai viskas baigėsi, tai galim ir pajokauti. Petrai, ar tik nebūsi atbulas važiavęs? Labą dieną. Labą dieną. Ar čia jūs esat šoferis? Taip. Atbulas važiavot? Ne, į priekį. Į priekį važiavot? O ką, aš nušlauk važiavau atgal. Teisingai. Atsakymas teisingas. Turėk apšlauktai. Nu ir ką mergina? Pasivijo? Aš buvau sustoti. Ai, sustojęs buvo? Nu, atsigėjo, kodėl aš pavažiavau kitų šalygatvių. O ta man mes nematytama čia, ką parvažiavo. Aha. Saulėlį šveitį iš priekį. Ai, saulė tuo metu švietė? Nu, gal nepamatė, gal ta saulė užlegin machų vyksta ką. Na, iš viturėlis dėdė, vis, madat, abejau. Supratau. Nesupratau, ką panašas buvo. Nu, pakybino jinai jūs, pakybino. Patiko matyti saulės. Į traktorius nepajudėjo. Traktoristas Petras avarijos metu sėdėjo kabinoje, smūgio jis nejuto, išlipęs ir apžiūrėjęs abi transporto priemonės pagalvojo, kad ko gero ne jo šluota atsimušta, nes ant padargų rastas vos matomas įlenkimas, ko nepasakysi apie automobilio Peugeot 206 priekį. Šis automobilis turėjo būti parduotas, nespėta. O dabar rubrika vairuoja reido reporteriai. Rubrika filmuoja reido reporteriai pradeda vaizdai iš Vilniaus miesto, kurio vairuotojai mums turėtų būti pavyzdys. Bet taip nėra. Tuoj pamatysite, kaip yra spraudžiamasi, kad tik spėti, kad tik dar vieno šviesoforo ciklo nestovėti. Taip ir varoma per raudoną šviesą. Netrukus pamatysite Vilniečio autobuso vairuotojo pasivadinusio kelių siaubų atsiųstą vaizdo medžiagą apie pavairavimą, kuris pretenduotų į žiopliausio metų pavairavimo titulą. Taksi automobilis lengvame posūkyje nesivargina išvažiuoti į priešingą eismo juostą, ir dvigubų ištisinių linijų nebūtų. Ir varo savo prieš eismą, nes grįžti į savo eismo juostą trukdo skiriamoji juosta, bet tai varo nemažindamas greičio, o juk iš priekio ir vilkikas gali atvažiuoti. Na, bet viskas laimingai pasibaigė. Tai dabar gal koks Vilniaus kelių policijos inspektorius numerius panūda užsirašyti. Kaip čia tada? Prašau. Laisvės prospekte judėjimas intensyvus. Kiti bando gudrauti. Reikia pasukti į kairę, tai kam eilėje stovėti, jeigu galima užlysti prieš nosį, kertant ištisinę liniją. O čia mūsų reporteriai Vilniuje, kuris yra pasivadinęs kelių siaubu ir jo gerasis vaizdo registratorius yra įtaisytas keleivinėme autobuse, spaudžia iš abiejų pusių. Keleivinė autobusas spaudžia iš kelių pusių. O ką daryti? Dabar jūsų dėmesio masinis kelių eismo taisyklių pažeidimas. Gelvonų gatvėje užsidegus draudžiamam šviesoforo signalui pavaro ne vienas ir ne du, o gal net 6 ar net 7 automobiliai. Autobuso vairuotojas sustojo idant išleistų kitą automobilistą, ketinusi išvažiuoti iš automobilių stovėjimo aikštelės, tačiau atlėkė nardytojas ir vos neįkalė į tą išvažiuojantį. Netrukus pamatysite itin gudrų sankryžos kirtimą. Automobilistas lyg ketino pasukti per rodiklę į dešinę, kad iš karto galėtų varyti per žalią atgal į Geležinio Vilko gatvę, bet šviesoforas buvo greitesnis ir jis nekantriajam užsidegė anksčiau, negu jis spėjo sumanevruoti. Bet mūsų šalyje yra ne tik Vilniaus miestas, yra ir kitų miestų. Telšiai, Luokės gatvė. Jūs matote, kaip ką tik vos neįvyko banali avarija, kai iš užstovinčio transporto gatvėn pabandė išlysti automobilistas, kuris galėjo likti be nosies. Tačiau grįžkime į savo kraštus. Kelias Klaipėda Šilutė ties Vilkyčiais lenkiame per ištisinės linijas prieš posūkį sankryžoje su kaimelio keleliais. Vaikūzas pas Vaikčiakausko važiuos. Klaipėda, Liepų gatvės ir Šiaurės prospekto sankryžoje štai taip vienas pilietis paėmė ir persigalvojo staiga, netikėtai visiems aplinkiniams. Iš Luokos vairavimo pavyzdys, tiesa, šio valstybiniai numeriai yra GBP 349 arba, kad nesuklysti, raidžių sakoma Genutė, Birutė, Povilas 349. Na ir kaipgi mūsų rubrika be visų reigio pasirodymo? Na niekaip. Šitas užlindo ir dar be posūkių rodymo visus sekančius atliko veiksmus. Švelniai tariant, anokščia nusižengimas, posūkio nerodymas, tačiau mes galvojame, kad viskas tik prasideda nuo posūkių nerodymų, nes po to seka jau didesni nusižengimai. Čiau! Nuo kitą antradienį pamatysite pirmąją reido trilogijos dalį. Tokios yra reido tradicijos. Pažvelgti atgal, ką esam prisidirbę per tuos metus. Būkite aplankyti. Sudie.